Miglė Kisarauskaitė taip pat yra aikštėje, Lipė. Nusimeta Aleksejevai, Aleksejeva pagazino, kad atliks perdavimą į kraštą Aleksandrai Timšiuk. Antrajame ketvirtyje. Ir turi apsiginti dabar, bet to padaryti nepavyksta. Eva Pernavaitė. Šis šūvis taip pat tikslus, 3 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dietkauskaitė iš 8 metrų paleidžia tokią bombą. Ir su gera nuotaika pabaigoje Sabinė Lipė smeigia tolimo metimą iš krašto, likus žaisti Agnė Černeckytė. Į baudos aikštelę po kontakto su Eva Pernavaitė. Šiokį tokį atotrūkį šiose rungtynėse. Agnė Černeckytė. Vėlgi į kontaktą prieš Eva Pernavaitę. Pelno 2 taškus, dar ir pražanga fiksuojama Evai Pernavaitei. Evai šios rungtynės taip